Tęsiu vaizdo įrašą apie grafinių elementų naudojimą teksto rengiklėje ir pirmiausiai norėčiau parodyti, kaip galima nubrėžtoje figūroje įterpti tekstą ir jį parašyti. Tai pasirenkame įterpimas, figūros, nusipiešiame bet kokią figūrą. Jeigu reikia, ją galime modifikuoti, pakeisti foną ir panašiai. Na, o tekstui pridėti tiesiog ant figūros spaudžiame dešiniuoju pelytės klavišu užvedę žymeklį ir pasirenkame įtraukti tekstą. Atsiranda žymeklis ir mes galime rašyti tekstą ir tokiu būdu tą tekstą galime ir formatuoti, jeigu reikia jį padaryti didesnį, šriftą pakeisti ir panašiai, tai čia per pagrindinis jau tada galime keisti ir dydį ir panašiai ir panašiai. Tai tokiu paprastu būdu mes galime įterpti tekstą grafinėme objekte. Analogiškai galime nebūtinai, kad tas grafinis objektas būtų stačiakampis, gali būti ir apskritimas ar elipsė ar dar kas nors, vėlgi dešiniuoju pasirenkame įtraukti tekstą ir rašome tekstą. Kada turime keletą figūrų, nesvarbu kokios tos figūros bebūtų, galime ir tokią figūrą pasiimti. Tos figūros vieną kitą kartais dengia ir mes norime pakeisti jų išdėstymo tvarką. Va dabar, sakykime, ta paskutinė figūra, jinai yra ant abiejų figūrų viršaus. Taigi čia yra du pasirinkimai, tai yra perkelti pirmyn ir perkelti atgal. Tai šiuo atveju, jeigu mes norime tą viršuje esančią figūrą perkelti sluoksniu žemyn, tai mes pasirenkame perkelti ir perkelti atgal. Ir jinai vienu sluoksniu perėjo žemyn, tačiau dar yra virš pirmosios nubrėžtos figūros. Na ir jeigu aš dar padaryčiau tą patį, tai ji jau dabar palindo po abiem tom prieš tai nubrėžtom figūrom. Jeigu aš norėjau iš karto padaryti šitą veiksmą, galėjau rinktis perkelti atgal ir pasirinkti nukelti į galą. Šitą pasirinkus mano pažymėta figūra palenda po visomis figūromis, su kuriomis ji turi sąsajų, užsidengia viena su kita. Tai tokiu būdu čia yra perkelti į apačią, na, o šitas perkelti pirmin, tai perkelia analogiškai arba per vieną sluoksnį, arba perkelia iš karto per kelis sluoksnius. Tai tokiu būdu mes galime kilnoti tuos sluoksniuose esančias figūras. Na ir dabar dar ką norėčiau parodyti, tai norėčiau parodyti, kaip galime nubrėžti iš figūrų kažkokį tai paveikslėlį ir tą paveikslėlio esančius grafinius elementus galime sugrupuoti ir sugrupavus galime paskui jau kopijuoti, galime mažinti, didinti ir panašiai ir panašiai. Tai nusibrėžkime, tarkime, kažkokį tai namą. Tai paimkime čia namas, toliau įsiterpkime dar, kad būtų galbūt čia stogą nubrėšime ir stogas tegu bus koks nors kita užpildo spalva nuspalvintas. Namas irgi tegu bus, prisiminkime, kad mes galime pasirinkti ir daugiau įvairių spalvinimo būdų, tai būtent rašto užpildą galime šiuo atveju ir padaryti, kad namas yra plytinis. Toliau mes galbūt norime, kad būtų nubrėžti langai kažkokie, tie langai baltai nuspalvinti, dar vienas langas irgi noriu, kad būtų
ir vėl jis tegu bus baltas. Aišku, jeigu norėjome, kad langai būtų vienodi, galėjome kopijuoti. Na ir dar, sakykime, iš to lango galbūt duris padarysiu ir turime duris. Čia iš šito lango pakopijuojam Ctrl+C, Ctrl+V, turim dar vieną tokį pat langą ir galime mes jį pasidėti ir turėti dar vieną tokį pat langą. Galbūt stogas galėtų būti didesnis. Na ir dar, jeigu norime, galime nubrėžti kaminą. Tai vėlgi nubrėžiam kaminą. Kaminas gali būti toks, kokios norime spalvos. Gali būti kitoje stogo pusėje. Tai jeigu norėtume kitoje stogo pusėje, tai mes jau išmokome, kad nukelti atgal arba tiesiog perkelti į galą ir tada jau kaminas yra už stogo mūsų. Na ir turime tokį nubrėžtą namą. Dabar tarkime, kad norime dar vieno tokio pat namo. Tai mums pirmiausiai reikia visas figūras pažymėti ir pažymėjus visas figūras jas sugrupuoti. Nesvarbu, nuo kurios figūros pradėsite žymėjimą, galite paprastuoju būdu, laikydami Shift klavišą klaviatūroje ir sužymėti visas figūras, kurios yra nubrėžtos. Tai tokiu būdu figūros sužymėtos. Na ir dabar čia pat yra formatas meniu punkte yra grupuoti. Na ir grupuoti ir dar sykį pasirinkti grupuoti. Mes dabar jau turime vieną objektą. Yra vienas objektas ir jeigu mes, tarkime, per kampus galime tą objektą sumažinti, galime tą objektą padidinti ir galime, žinoma, ir nukopijuoti. Tai Ctrl+C kopijavimas ir Ctrl+V įklijavimas tiek, kiek mes norime. Na ir, sakykime, mes jau turime keletą namų, galime padaryti, kad tie namai vienas yra didesnis, kitas yra galbūt kažkur tai toliau mažesnis ir tokiu būdu mes turime jau nubrėžę ir pasidėję keletą tokių pat namelių. Jeigu mes norėtume ką nors keisti, mes galime tą objektą išgrupuoti. Tai vėlgi pažymim objektą, tas, kuris yra sugrupuotas, na ir pasirenkame grupuoti ir išgrupuoti. Dabar vėl turime išgrupuotą ir yra vėl atskiri to namo elementai, grafiniai elementai, jie jau yra vėlgi kaip atskiri. Tai, sakykime, galime spalvą keisti, jeigu norime, kad nebūtų vienodi kažkokie, tai galime sienų spalvą keisti, duris, langus ir panašiai. Ir vėl mes turime kažkokį tai kitą objektą. Aišku, galime paskui sužymėti ir vėl naudoti, vėl grupuoti ir vėl naudoti. Tai tiek trumpai šį kartą yra apie grafikos naudojimą teksto rengyklėje.